Jėzus labai vaizdingai atskleidžia, koks yra tikrasis Dievo santykis su žmogumi, ypač su nusidėjėliu. Jis yra pagrįstas meile. Nors dažnai mūsų sąmonėje yra įsitvirtinęs Dievo teisėjo paveikslas. Manoma, kad Dievas labiau pastebi nuodėmes, pagal jas vertina žmogų ir teisę. Tokia savybė labiau būdinga žmogui – vertinti, smerkti, teisti. Dievo elgesys kitoks. Jo tikslas ne pasmerkti, bet pagelbėti pakilti, atsitiesti. Teisimas gniuždo ir kildina bausmės baimę. O meilė, kurios viena iš sudedamųjų dalių yra gailestingumas, įgalina atkurti sugriautą gėrį, keltis ir keistis. Dievui svarbiau nusidėjėlio atsivertimas ir grįžimas į tiesos kelią. Todėl jis atleidžia ir pagelbsti atsistoti. Jo meilė pasireiškia dalyjimusi tiesa ir gėriu, kurie tampa naujo gyvenimo pagrindu. Iš jos kylantis gailestingumas viršyje žmogaus elgesio vertinimą tik pagal įstatymo raidę bei teisingumo reikalavimą. Jis siekia daugiau, siekia atkurti pažeistą gėrį, o taip pat atnaujinti blogio suardytus žmonių tarpusavio bendravimo santykius. Atkurti nuoširdų tarpusavio ryšį, kurio netemdo patirtos skriaudos ar neteisybės šešėlis. Ir visą tai padaryti įmanoma tik prašant atleidimų, atsiverčiant, taisantis ir atleidžiant. Atsiteisimas pagal įstatymo reikalavimus gali atkurti teisingumą, bet neatkuria pažeistos bendrystės, bičiulystės ir meilės. Jas atstato gailestingumas, dedantis tašką praeičiai ir viską pradedantis iš naujo. Taip elgiasi Dievas ir mums duoda sektiną pavyzdį. Jėzaus palyginimo tėvas nepriekaištauja sūnui palaidūnui, neprikaišioja jam padarytų nuodėmių, bet dovanoja nusižengimus. Jis su meile priima jį į namus ir visokeriopai paremia jo pastangas gyventi kitokį, jau teisų gyvenimą. Tėvas mato, kad ankstesnis neteisingas sūnaus pasirinkimas ir nuodėmės kelias, savyje slepiantis ir bausmę, atnešė jam didelį skausmą ir kančią, ženkliai sužeidė jo širdį ir iškankino kūną. Patyręs sūnaus atgailą, tėvas grąžina jam visą prarastą gėrį ir dvasinį ir materialųjį. Jis nuoširdžiai džiaugiasi, nes sūnus buvo miręs ir vėl atgijo. Kartais kyla pagunda piknaudžiauti atleidimu ir vėl grįžti prie senų nuodėmių. Kai kurie priėmę atgailos sakramentą, atlikę išpažintį, toliau gyvena, kaip buvo įpratę ir nieko savyje nekeičia. Dievo parodytas gailestingumas visuomet yra ir kvietimas įdėmiai ištirti blogio sieloje padarytas žaizdas, atliktus nedorus darbus, pažinti jų priežastis ir kartu su Dievu rasti savo veiksmingas priemonės, padedančias šalinti ydas ir apsaugančias nuo nuodėmės. Dievo ištiesta pagalbos ranka bus atmesta. Jei patyręs atleidimą, neįsipareigosiu atlikti man priklausančią savęs tobulinimo, dorybių ugdymo darbo dalį. Negalima gundyti Dievo, tikintis, kad tik jis dirbs ir perkeis mane. Ką yra pažadėjęs padaryti mano geroviai, jis viską padaro. Bėda, kad aš dažniausiai linkęs apleisti savąją dalį, o taip pat vis gręžiojuosi atgal ir nenoriu paleisti ankstesnių įpročių bei silpnybių. Begalinė yra Dievo kantrybė ir ištikimybė žmogui. Kiek kartų šis benusidėtų ir pultų, visuomet Dievas pasirengęs jam atleisti ir padėti pakilti. Jam labiau nei man pačiam rūpi mano gyvenimo kokybė. Jis nepavargsta ir nenusivilia. Dar ir dar eina, ieško, randa įstrigusį gyvenimo brūzgynuose, skęstantį nuodėmės liūnuose, išvaduoja, nuprausia, sutvarsto žaizdas ir grąžina į tėvo namus. Buvau miręs, bet jis mane prikėlė.